Sveiki atvykę į paskutinį mūsų serijos socialinių tinklų įvadas vaizdo įrašą. Tai yra paskutinis žingsnis siekiant tapti tikra socialinių tinklų ninze. Šiandien atidžiau apžvelgsime populiariausias socialinių tinklų platformas. Parodysime, kaip jas rasti, kaip jos veikia ir kuo kiekviena iš jų yra naudinga. Prieš pradedant, paaiškinsime, kaip galite pasiekti šias platformas. Galite jas rasti kompiuteryje, atsidarę interneto naršyklę, pavyzdžiui Google, ir įvedę jų svetainės adresą. Jei naudojate išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, turite atsisiųsti jų programėlę. Programėles galite rasti Google Play parduotuvėje, jei naudojate Android telefoną, arba Apple App Store, jei turite iPhone. Viskas paruošta? Pradėkime nuo pirmosios platformos – Facebook. Facebook yra viena geriausių platformų palaikyti ryšį su šeima ir draugais. Prisijungę pamatysite naujienų kanalą. Puslapį, kuriame rodomi atnaujinimai, nuotraukos ir pranešimai, kuriais dalijasi žmonės, kuriuos turite drauguose. Naudodamiesi Facebook, galite dalyti savo naujienomis, matyti, ką daro kiti ir net prisijungti prie grupių dominančiomis temomis. Kita platforma yra Instagram. Ji yra skirta dalytis nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Atidarę Instagram pamatysite savo kanalą, kuriame kaupiami žmonių ir paskyrų, kurie sekate įrašai. Viršuje yra istorijos. Tai trumpi vaizdo įrašai ar nuotraukos, kurie išnyksta po 24 valandų. Jei mėgstate atrasti naujus dalykus, Instagram turi puslapį Explore, kuriame galite rasti paskyrų, kurios jums gali patikti pranešimų. YouTube – tai vieta, kurioje galite žiūrėti vaizdo įrašus beveik bet kokia tema. Atidarę YouTube matysite vaizdo įrašų pasiūlymus pagal tai, ką mėgstate žiūrėti. Viršuje yra paieškos juosta, kurioje galite įvesti tai, ko ieškote. Pavyzdžiui, maisto gaminimo receptus, kelionių patarimus ar net muzikos vaizdo įrašus. Jei rasite patinkantį kanalą, galite jį užsiprenumeruoti, kad nepraleistumėte naujų vaizdo įrašų. Pinterest yra idėjų ir įkvėpimo kupina platforma. Atidarę Pinterest, pamatysite paveikslėlius vadinamus smeigtukais jūs dominančiomis temomis. Pavyzdžiui, galite rasti receptų, sodininkystės patarimų ar rankdarbių idėjų. Patinkančius smeigtukus galite išsaugoti ir suskirstyti į lentas, tarsi skaitmeninį albumą. Galiausiai turime TikTok. TikTok tai trumpi vaizdo įrašai, kurie yra linksmi ir kūrybiški. Atidarę programėlę pamatysite puslapį For You – Jums. Čia programėlė rodo vaizdo įrašus, kurie jos manymų jums patiks pagal jūsų pomėgius. Galite braukti aukštyn ir žiūrėti daugiau vaizdo įrašų arba tyrinėti įvairias tendencijas ir iššūkius. Na štai, pasiekėme savo kelionės pabaigą. Sveikiname nuėjus iki galo. Dabar oficialiai esate socialinių tinklų ninze. Tikiuosi, kad šių vaizdo įrašų serija padėjo jums suprasti socialinius tinklus ir tai, kaip jie gali padaryti jūsų kasdienį gyvenimą įdomesnį ir kūrybiškesnį. Ačiū, kad žiūrėjote ir gero tyrinėjimo. Iki pasimatymo internete!